Sveiki atvykę, o gal ir sugrįžę į tinklalaidę Be abejo turbūt tiesa. Pokalbius, kuriuose ieškome, kuo skiriasi tikrovė nuo stereotipų ir kaip žmogaus teisės paveikia mūsų kasdienybę. Aš esu Ignas Liaudonskas iš jaunimo organizacijos Alterno ir šiandien kviečiu jūs atvirą pokalbį apie lyčių lygybę. Apie tai kalbėsime su Sandra Kalinauskaitė, Klaipėdos rajono savivaldybės patarėja, lygių galimybių koordinatorė. Sveika, Sandra. Sveikas, Ignai. Tai ar pastebi, kad kai kurie žmonės bijo žodžio feminizmas? Kodėl taip yra tavo nuomonė? Tai mano nuomonė, baimė dažnai kyla tiesiog iš nežinojimo ar nesupratimo. Žodis feminizmas yra apipintas įvairiais mitais, stereotipais, prietarais ir ten įvairiais visokiais kitokiais baubais. Tai žmonės tiesiog jau nesupranta ir pamiršo, kokia yra šio žodžio esmė iš viso. Labai dažnai tiesiog pritrūksta to istorinio konteksto, kad mes prisimintumėm, iš kur tai atėjo. Mačiau, kad šiais metais istorijos egzamine buvo labai įdomus klausimas apie sufražizmą. Tai reikėtų prisiminti istoriškai, nuo ko prasidėjo moterų teisių judėjimas. Reikėtų prisiminti, kad ne visada tai buvo kaip šiandien yra, kad moteris neturėjo teisės balsuoti, buvo laikai, kai neturėjo teisės mokytis, neturėjo teisės dirbti, neturėjo teisės į nuosavybę, buvo laikai, kai netgi draudžiama buvo kelnes nešioti moterims. Tai mes dabar suvokiam šitą realybę, kokią turim šiai dienai ir dažnai pamirštam tą istorinį kontekstą, kad ne visada moteris turėjo tas lygias teisės, tiek teisiškai, tiek pagal įstatymą, tiek popierė. Ir tikriausiai pritrūksta to istorinio konteksto ir to žinojimo. Prie to taip pat prisideda irgi kartais ir nuomonės formuotojai arba žinomi žmonės. Čia buvo atvejis, kai Edita Mildažytė kalbino Beatą Tiškevič ir ten buvo labai nepagarbiai suformuotas klausimas apie feminizmą. Tai aš manau, kad tiesiog trūksta kartais žinojimo, to pačio išsilavinimo ir erudicijos šiek tiek, ir istorinio konteksto ir tiesiog žinių. O kaip tu manai, kaip į lyčių lygybę reaguoja skirtingos kartos? Galbūt jaunesni labiau priima idėją apie lygiavertę partnerystę, karjerą, tėvystę? Jaunuolių atžvilgiu mes dažnai keliam tą progresyvumo lūkestį. Tikimės iš jaunosios kartos, jog ji bus galbūt daugiau liberalesnė, bet iš tikrųjų tai dėja pagal naujausius tyrimus matomi labai gajus stereotipai jaunimo tarpe ir jie niekur nedingsta, kaip tik gilėja. Ta pati priekabiavimo kultūra, seksizmo kultūra jaunimo tarpe yra labai paplitusi. Tai tie įsigalėję stereotipai, jeigu mes su jais nedirbsim, jie visiškai niekur neišnyks, tiesiog jaunoji karta jos perima. Ir čia vėlgi reikėtų labai kalbėti apie ribas, tas pačias šviesti jaunimą ir skatinti tos stereotipus šiek tiek laužyti. O dalis vyresnės kartos užaugo toje tradicinėje visuomenėje, kur buvo priimtos tam tikros šeiminės normos. Tai jiems galbūt irgi atrodo keista kitą kartą, kad moteris šiais laikais jau nenori tiek prisimti ar ne ir neapmokamo darbo ir nori karjerą daryti. Tai neseniai čia teko girdėti tokią istoriją iš vienų pažįstamų, kad pora susilaukė kūdikio ir poroj kilo labai stiprus konfliktas dėl to, kad vyras atsisakė eiti į lauką su vežimėliu, tiesiog pasivaikščioti, nes jam atrodė, kad jam tai nėra jo pareiga, jisai neprivalo to daryti ir jisai tą palygino su, tarkim, jeigu aš einu su vežimėliu ar ne lauke, tai aš galbūt ten ar gaunu mažesnės pajamas, ar galbūt, ar tai tada mane žmona išlaiko, ar tai ką žmonės pasakys. Ir šioj vietoj tuomet irgi reikėtų atsižvelgti tai, kad dauguma porų
prieš susilaukdamas vaikų, jos neturi jokio pokalbio, kaip vystysis jų gyvenimas po to, kaip jie skirstysis tą pačią vaiko priežiūrą, kaip tą patį neapmokamą darbą buityje, namie, kaip toliau judės jų karjerą. Tai labai dažnai poros tiesiog plaukia pasroviui pagal tą tradicinį modelį ir tada kyla iš to nepasitenkinimas, kad kažkieno poreikiai yra neišgirsti, kažkas yra nevertinama santykiuose. Tai reikėtų skatinti tą dialogą tarp vyro moters šeimos santykiuose, nes visuomeniai irgi mes nesam vyrai prieš moteris, mes esam sąveikaujantis indai, mes esam visi labai skirtingi visuomenėje ir mes vienas kitą veikiam. Tai jeigu, pavyzdžiui, moteris gerai jausi šeimoje, santykiuose, karjeroje, tai lygiai tą patį pajaus ir vyras. Ir jeigu mes turėsim tą lyčių balansą, tai bus gerai visai visuomeniai, ne tik moteriams vienoms. O tai kur tavo manymu šiandien labiausiai trūksta lyčių lygybės? Ar tai šeima, darbas, mokykla, socialiniai tinklai? Ir kaip visuomenė galėtų pasikeisti? Tai lyčių lygybės jos trūksta absoliučiai visur. Tiek mes galim matyti ir statistikoje toje pačioje, kad yra atlyginimų skirtumai, yra moterų trūkumas vadovybei, moterų trūkumas politikoje, yra tos stiklinės lubos vadinamos, nematomas kliūtis moteriam, kurių niekas nemato, bet jos iš tikrųjų yra. Ir dabar čia buvo irgi nesenai viena įmonė įdėjo darbo skelbimą ir tame skelbime parašė, jog pozicijai ieško tik tai vyro ir moteris visiškai netinka ir jokios direktyvos neprivers įmonės galvoti kitaip. Tai buvo atvirų tekstų parašyta. Tai Lietuvos įstatymai neleidžia diskriminuoti lyties pagrindu. Už tai gresia netgi finansinė atsakomybė. Tai yra akivaizdus tiesioginis pažeidimas. Tačiau labai dauguma darbdavių to nepasako garsiai, neišreiškia to tiesiogiai, bet taip galvoja. Ir labai dažnai, kai tenka pasirinkti ar ne darbuotoją, kad ir bet kokią poziciją, jau nekalbu apie vadovaujančią, labai dažnai renkasi vyrą, vien dėl to, kad galvoja, jog moteris įskurs šeimą, eis vaiko auginimo atostogų, ar tai jeigu jinai augina jau vaikus, tai vaikai sirgs, ji negalės atlikti tinkamai pareigų, tai net neduoda progos parodyti, kad galbūt gali būti ir kitaip, gal ji turi pagalbos namie, gal jeigu ji užima svarbias vadovaujančias pareigas ir pajamos leidžia, ji gali samdyti auklę ir taip toliau. Tai labai yra daug tų nematomų kliūčių, kurios moteris verčia tikriausiai dirbti žymiai daugiau negu vyrus, kad jos pasiektų tą patį, ką vyras gali pasiekti. O kokie stereotipai apie moteriškas ir vyriškas savybės tau atrodo labiausiai trukdantis šiandien? Absoliučiai visi stereotipai, kurie sako, ką vyras ir moteris gali daryti, ar kam jie yra gabūs. Irgi pasidalinsiu tokiu pavyzdžiu, nesenai vedžiau dirbtuvės 6-8 klasių mokiniam ir aš matau per tas dirbtuvės, kad lyderiauja mergaitės. Jos aktyviai pasisako, jos klausia, jos turi savo nuomonę, jos žino, jos demonstruoja žinias. Ir tada mes pradedam kalbėti, tarkim, apie tas pačias moteris vadovybėje, kad jų trūksta, kalbam apie procentus. Ir tada aš jų klausiu, sakau, kaip manot, kokios priežastys yra tam. Ir tada berniukai sako, tai dėl to, kad mergaitės ten bijo prisimti atsakomybę, nepriima sprendimų, yra nedrąsios, taip toliau. Bet ką aš matau auditorijoje, tai yra visiškai priešinga situacija.
Ir tos pačios mergaitės, atsakydamas tą patį klausimą, sako, jo, taip yra, mes čia nenorim, neprisiemam atsakomybės, bet aš matau visiškai, kad yra kitaip. Tai čia yra tik tai mūsų įsitikinimai, ką mes savo galimybių lauke matom ir faktiškai mes galim bet ką, jeigu tik norim, bet mes savo galimybių lauką apribojam. Tarkim, mes iš karto atmetam kažkokias galimybės, kad aš negaliu būti tuo ir tuo, nes aš ten neturiu ten to įgūdžio ar kažkokio. Bet mes visi galim mokintis, visi galim siekti to, ko norim, tik turim patikėti, kad mes galim norėti. Tai tie visi lyčių stereotipai, jie yra labai gajus mūsų visuomenėje. Tiek žiniasklaidoje mes matom labai daug pavyzdžių, kai, tarkim, moteris politikės ar moteris vadovės, jos vaizduojamas kaip ne, kad jos ten važiuoja į kažkokią konferenciją ar kažkokį svarbų renginį, bet ką jos yra apsirengusios važiuodamos į tą konferenciją. O štai vyras jau pozicionuojamas yra visiškai kitaip. Arba, pavyzdžiui, tas pats darželių pavyzdys ir vaikų auklėjimas. Pavyzdžiui, irgi skaičiau apie vieną eksperimentą, kai buvo tiesiog vaikai perrengti skirtingais rūbais, berniukas mergaitės rūbais, mergaitė berniuko, ir auklėtojas visiškai kitaip su jais elgėsi, visiškai davė kitus žaislus žaisti arba visiškai kitaip reagavo į įvairias situacijas. Tai nuo mūsų lyties irgi priklauso, kaip su mumis elgėsi jau nuo pačių mažiausių dienų ir mus visiškai kitaip augina. Tose pačiuose filmuose ir reklamuose, kaip yra pateikiama skirtingai vyrai ir moteris, moteris dažniau per išvaizdos prizmę, arba tiek pat toje pačioje fotografijoje, tarkim, kaip dažnai yra vyrai fotografuojami iš apačios, kad tiesiog parodyti jų galią, kad jie atrodytų didesni, o moteris iš viršaus. Tai tokių dalykų ir stereotipų yra labai apstu. Ar teko pačiai matyti, kaip lyčių stereotipai kenkia konkretiems žmonėms? Na, pavyzdžiui, vyrui, kuris nori būti su vaikais, ar moteriai, kuri nori vadovauti? Pačiai tikrai yra tekę matyti tokių situacijų, arba yra tekę matyti įmonių, kurios viešai kaip ir deklaruoja tą lyčių lygybę, kad takoskyros nebėra, kad galbūt ten vadovė moteris ir taip toliau, bet viduje tai jokios ten lygių galimybių politikos visiškai nėra. Ir pavyzdžiui, kaip elgiasi tada su savo darbuotojais tos įmonės, pavyzdžiui, jeigu moteris augino vaiką ar nemažametį vaiką ir ten jai reikia pasiimti nedarbingumą, nes vaikui reikia į ligoninę, ar ne, neturi tam kažkokios papildomos pagalbos, tai prasideda visokie mobbingai ir taip toliau. Tai moteriai iš tikrųjų yra sunku darbo rinkoje, arba pati esu girdėjusi iš kolegų, tai irgi vienas kolega tiesiog pasiėmė nuotolinį darbą, nes jam reikėjo būti su sergančiu vaiku. Tai iš vadovo buvo pastaba, tai ką vaikas neturi mamos. Ir čia ateina iš pačių vadovų, pačios įmonės, politikos. Pati įmonė turėtų truputėlį, pačios įmonės verslai turėtų truputį įtraukiau žiūrėti į lyčių lygybę ir skatinti žmonės, jiems padėti, kad jie gerai jaustųsi aplinkoje, o to pasiekoje kyla produktyvumas, darbuotojų kaita mažėja ir darbuotojai patys jaučiasi patenkinti savo darbu. Tai lyčių lygybė turi labai daug pliusų, tik darbdaviai dar retai yra linkę matyti tos pliusus. O ar tavo gyvenime yra buvę situacijų, kai jautėsi, kad tavo lytis nulėmė, kaip tave vertina ar ką leidžia daryti? Tai visų pirma, noriu pabrėžti, kad tikriausiai kiekvienos moters gyvenime yra buvę, kad stipriai vertinama yra išvaizda. Ir
Aš pati darbiniai praktikoje turėjau patirties transporto sferoje. Ten kartais girdėdavau visokių pastabų ar juokelių, ar netgi yra buvę iš šeimos pastabų, kad o kaip tu čia, jeigu važiuosi į komandiruotę, bet tai ten bus daug vyrų. Ir darbo praktikoje irgi yra tekę matyti tokį pavyzdį, kai buvo konfliktas tarp vadovų, tai vadovas vyras moteriai tiesiog šaukė ją į veidą, kad kai vyras kalba, moteris tyli. Ir kas apmaudžiausia galbūt tokiose situacijose yra, kad pačios įmonės nesiema reaguoti, pačios įmonės nesiema paskelbti savo pozicijos, kad taip negali būti, mes nepriemam tokių dalykų ir kad pas mus taip nepriimtina. Galbūt jeigu konkrečiai prisimenu vieną atvejį iš darbo pokalbio, bet tai buvo atvejis nesusijęs galbūt su lyties aspektu, buvo apie socialinę padėtį, tai manęs klausinėjo, kuo užsiema mano tėvai, kokius mokslus yra baigę ir pagal lygių galimybių įstatymą yra 14 pagrindų, kuriais negalima diskriminuoti Lietuvoje, tai nei vienas pagrindas neturėtų būti liečiamas. O kaip manai, ar moteris ir vyrai, kadangi prakalbam apie karjerą, Lietuvoje turi vienodas galimybės siekti karjeros, būti vadovais? Tai aš manau, kad atrodo faktiškai pagal įstatymą kaip ir turi. Visi įstatymai gina, diskriminuoti negalima, yra lygių galimybių įstatymas, yra moterų vyrų lygių galimybių įstatymas, yra darbo kodeksas, konstitucija, lygiateisiškumo principas ir taip toliau. Faktiškai tai pagal įstatymą taip, bet realybėj visiškai toli gražu. Ir kodėl? Nes, kaip minėjau, yra tos stiklinės lubos, su kuriuom susiduria moteris, tos nematomos kliūtis. Taip pat ne tik moteris yra diskriminuojamos ir vyrai, nes yra stereotipai, kas yra vyriška, kas yra moteriška profesija. Yra dar toks įdomus reiškinys, kuris vadinasi stiklo liftas, kai vyras dirba moteriškoje profesijoje, jam kažkaip greičiau gaunasi pakilti karjeros laiptais, tapti vadovu, nes tos vyriškos savybės yra vertinamos kaip galbūt stipresnės, kaip naudingesnės. Tai irgi tai yra įdomus reiškinys visuomenėje. Ir dar vienas momentas yra, kad moterims sunku yra prasibrauti tas vadovavimas pozicijas į įmonių valdybas, į politiką. Tikrai nėra taip, kad jos iš vis ten nenori būti ar nenori eiti, bet dažnai jomis tiesiog nepasitikė ar klijuoja kažkokias etiketės, stereotipus ir taip toliau. Gerai, tai pabaigai dar norėsiu sužaisti tokį mažą žaidimuką, ką pasakytum, tai aš tau tiesiog pateiksiu situacijas ar frazes, kurias realiai galėtum išgirsti gatvėje, komentaruose ar viešose diskusijose. Tai tiesiog atsakyk, ką pasakytum tam žmogui. Tai pirmasis būtų, ką pasakytum žmogui, kuris sako, jeigu moteris norėtų daugiau uždirbti, tai rinktųsi geriau apmokamas profesijas. Tai norėčiau priminti tokiam žmogui, kad kažkada buvo laikai, kai pagal įstatymą moteris net negalėjo studijuoti, negalėjo rinktis tam tikrų profesijų. Ir šiai dienai moteris susiduria su labai daug kliūčių, kai jos nori pakliūti į vyrišką profesiją. Yra labai daug moterų, pavyzdžiui, kurios save realizuoja kariuomenėje. Tikrai yra tekę matyti ir moterų majorių, kurios augina 3 vaikus ir puikiai susitvarko su savo pareigomis. Bet taip pat ir matau visuomenės reakciją, kad, pavyzdžiui, po straipsnių apie moterį majorę eina eilė komentarų su stereotipiniam nuostatom, kad tai yra visiškai nemoteriška arba tai pačiai krašto apsaugos ministrei
ar ne, kiek buvo visuomenėje komentarų, kad kaip dabar moteris vadovaus toje pozicijoje, čia reikia vyro. Tai, o mes matom praktikoje, kad ji puikiai tvarkosi ir tikriausiai yra viena iš geriausių ministrių šiai dienai. Tai dažnai tie stereotipai yra labai klaidinantis. Ką pasakytum tam, kuris sako, vyrams irgi sunku, kodėl viskas apie moterų teisės? Tai aš pasakyčiau, kad taip, tai yra visiškai tiesa, nes vyrai tikrai irgi susiduria su labai daug problemų. Emocinė sveikata tikriausiai yra viena iš pagrindinių, kur jie nedrįsta kreiptis, nėra skatinami, nes irgi stereotipiškai vyras turi būti stiprus ar ne. Ir jeigu žiūrint į statistiką, pavyzdžiui, savižudybių skaičių, tai 4 iš 5 yra vyrai. Tai mes turim tikrai visuomeniai problemų. Taip pat vyrams yra nepriimtina rinktis moteriškas profesijas, eiti vaiko auginimo atostogų, nes tai laikoma nevyriška. Vyrai taip susiduria su labai daug stereotipų ir šiai dienai mes sunkiai sprendžiam šitą klausimą visuomeniai. Na tai ir paskutinis tada būtų, ką pasakytum žmogui, kuris sako, moteris turi būti švelni, o vyras tvirtas, kitaip jau kažkas ne taip. Tai tikriausiai pasiūlyčiau prisiminti bet kurį atvejį, kai pats žmogus norėjo galbūt kažką daryti ir jam buvo pasakyta, kad ne, tu negali to daryti dėl vienokios ar kitokios priežasties. Ir norėčiau pasakyti, kad mes visi kaip visuomenė tikrai geriau jaustumėmės, jeigu palaikytumėm vienas kitą. Palaikytumėm kiekvieno individualumą, palaikytumėm kiekvieno norus, savybės ir taip toliau, nes mes tikrai esame visi labai individualūs ir mūsų būdo bruožai, asmens savybės, įgūdžiai ir taip toliau, tai visiškai nepriklauso nuo mūsų biologinių savybių. Gerai, tuomet ačiū tau už atvirą pokalbį. Tai buvo labai šaunu, tau dovanėlė nuo komandos. Ačiū labai. Na ką, o jums, kurie klausėtės, linkiu nebijoti perklausti savęs, iš kur kyla mūsų įsitikinimai. Didžiausi pokyčiai prasideda ne nuo revoliucijos, o tiesiog nuo vieno klausimo. O kas, jeigu gali būti kitaip? Čia buvo be abejo turbūt tiesa, aš Ignas Liaudonskas. Čiau.